Šis mačas simbolizuos ketvirtojo rato startą. Vilniaus riteriai jau nelaimė 18 rungtynių iš eilės. Čia pavojinga, link Dutajos siunčiamas kamuolys ir virš vartų smūgiuoja Janas Soleras. Perdavimu vėl link Manto Kuklio, šis šiek tiek atitrūksta nuo Grigaravičiaus, perdavimas arčiau vartų, smūgis į vartus ir virš vartų skrieja kamuolys. Šio perdavimas į baudos aikštelę link Andžičiaus. Apsigina pirmoji bandymų, Čukovičius ir puikus smūgis. Situacijose dabar Romanovskis. Čia nemaloni situacija, tęsiasi Šiaulių ataka. Perdavimas arčiau vartų, smūgis galva ir skersinis. Micevičius, smūgis ir šalia vartų skrieja kamuolys. Dar su kamuoliu. Mato ten šalia komandos draugą, keičiama kryptis, Grigaravičius. Jo perdavimas arčiau vartų ir skersinis. Na čia, manau, bandė įsukti kamuolį į tolimą vartų kampą. Mindaugas Grigaravičius, na vargu ar tai buvo perdavimas, nes gina Soleras. Ispanas veržiasi į priekį, Baravykas neteisus. Gal ir nebuvo būtina laikyti Rolandui Baravykui varžovo, šalia buvo ir komandos draugas. Gerai žaidžia Stefanas Filipovičius, Lamantija, Soleras, jos smūgis į vartus ir šalia vartus. Evgenijus Čegovecas, Matas Latvys ir Marijanas Šmatlakas. Geras perdavimas, smūgis į vartus, tačiau Arnas Vaitinovičius kamuolį gali bėgti į priekį, Paulius jį prilaiko ir taisyklių pažeidimas ir, na, akivaizdi geltona kortelė, Simonas Paulius. Taigi Slavko Lukičius, jo smūgis į vartus ir šalia vartų skrieja kamuolys, būtent žaidžiant į kairėje. O dabar geras išėjimas. Pavojingas perdavimas, nuošalės nėra, Eligijus Jankauskas ir 1-0. Egidijus Jankauskas muša įvartį ir nieko čia nėra užfiksuota, 70 rungtynių minutė ir įtrūko riterių gynyba, kontrataka ir Eligijus Jankauskas štai taip švenčia savo įvartį, džiaugsmas pas šiauliečius, laikė ant kojų ir gerą perdavimą atliko. Dabar Lamantija ir, na, tokia apmaudi situacija, antra geltona kortelė bus rodoma Francisko Lamantijai už tą žaidimą ranka prieš Danielį Romanovskį, taigi antrasis įspėjimas Francisko Lamantijai. Pelnyta iš tikrųjų Šiaulių pergalė, riteriai visai neblogai kovojo, visai drausmingai rungtyniavo, bet šiauliečiai, na, viso sezono metu demonstruoja, jog yra brandesni,